Aš turiu tokią vieną problemą, prisipažinsiu. Aš kartais per ilgai scrollinu Facebook'o Marketplace, žiūrėdamas įdomias. Wow, kas tu to? Kartais keistas. O kartais netgi viliojančias mašinas. Ant tokių sėdynių tai tikrai pačiapčiau, baby. Todėl šį kartą kviečiu prisijungti ir jos. Čia šita mašina, jinai, eik tu savo, aš atrodo, čia kaip yra giminės balių, kai atvarai ir visada yra tas vienas dėdė, kuris turi tą vieną istoriją. Tai va šita mašina yra ta viena istorija. Jinai visada yra, ją visada gali rasti skelbimuose ir čia net ne ją pardavinėja, o ratus. Kaip verslo idėja, tai yra figenai, nes tu pardavinėjai ratus ir tu ją uždedi, juos uždedi ant mašinos, kuri taip atrodo. Tada faktas, kad žmonės pamatys, šį piratai visai gerai atrodo, kiek kaina? 200 eurų. Ne, man nereikia ratų. Man nereikia ratų. Kodėl aš pastoviai, kai žiūriu Marketplace, aš turiu savo aiškinti, ko man nereikia. O, 2. Seniai kurta po įvykio pastatyta. Kaip sunku skaityti, nu aišku, kai... Vai. Ne, tai aišku, kai va toks Facebook'o profilis pardavinėja mašiną, tai faktas, kad sunku skaityti. Bet kas juokinga, kad jisai nusiėmė savo vardą pavardę, nes, nu žinai, ant slapto nerasi, bet čia paliko Vaidas Juška. Ir ką tu, Vaidai, turi parduoti? O kodėl tu savo mašiną naudoji kaip šiukšliadėžę? Ta prasme, kas čia? Čia servetėlės ar čia rankšluostis kažkoks? Sėdynės skirtingos. Blemba, šitos rūdas salonas šiaip žiauri fainas, bet gaila, kad nebėra. Čia skylė? Ar aš nedamatau? O, čia tas vienas pirmųjų audinių klimato kontrolių automatinių. Čia žiauri šiaip naglas dalykas yra. Ir aišku, kad jisai ėjo ant 100 audinės ir 2 variklio. To variklio, kurio visi nori. Labai fainas liūdukas. Aš manau, kad jeigu nupirktum šitą mašiną ir susitartum, kad viskas, kas joje viską paliktų, tu iš tų šiukšlių atpirktum jos tuos 350. For sure. Mašina neįdėli ir nenauja. No fucking shit, tu kam pardavinėjai vaikų darželiui? Vaikai, bet automobilis čia nenaujas, todėl jis neturi Apple CarPlay. Čia yra mašina, kad jeigu nori apsimest, kad turi Bentley, bet neturi Bentley. Bentley. Bet man patinka žibintai šitie galiniai, jie nėra originalūs, jie aftermarket, bet gerai atrodo. Kokia faina spalva, eik tu savo, bet čia tikrai plionkė bus. Plionkė. Nepatinka zvonkė, apvyniokė, plionkė. Žiauri gerai atrodo. Jeigu turėčiau babkių, sen. Gerai. Turim situaciją. Tu dedi mašiną skelbimą ir yra ta vieta, kur pagrindinė nuotrauka. Pagrindinė nuotrauka yra kaip tavo Tinderio pagrindinė nuotrauka. Jin turi būti su šuniuku ant rankos, su kačiuku ant rankos, duodant su kita ranka maistą neįgaliam žmogui tam, kad tave paklykintų, nes yra tavo pirmas įspūdis. Kaip manot, kokia mašina, kai jos pagrindinė nuotrauka yra N1 išmetimo bakelis? Duosiu pamastyti. Aš manau, kad bus arba Civicas ir spėju iš tos nuotraukos, kad bus turbūt sedanas, arba ta Toyota, kur atrodo greitai, bet nėra greitai. Aš niekada pavadinimas, nes Celica yra tokia modelis. Ei, Toyota Celica! Oh boy! Gerai, aš atsijėmu, kad sakiau, kad atrodo greitai, nėra greita. O, viešpate brangus. Bet koks neprotingas subas, jisai žiauriai mažas. Jis neturi iš ko bumsėti. Ir also, jeigu tau jau prakiūra šitos vietos, izolkė nebepadės. Tau reikia keisti garsiakalbį. Nes pro izolkę vis tiek garsas darys tą dalyką. 1,885 kW benzinas. Važiuoja linksmai. Šiaip jo, jas turėtų linksmai važiuoti. Bagažinė stovi subo su pravestais laidais ir yra uždėtas sportinis duslintuvo bakelis.
Kodėl bakelis, kuris yra platesnis negu originalus bakelis, automatiškai yra sportinis bakelis? Kad jis taptų sportiniu bakeliu, reikia visą išmetimo sistemą dėti dar, tipo sportinę, tam, kad variklis galėtų pilnai išsikvėpti, o ne tik tai paskutiniai vietoj. Čia kaip gerti alų pro labai smulkę šlangutę, bet pačiam gale tipo tą leiką didelę uždėti. Tai jo leika didelė gale, bet ta šlangutė vis tiek yra siaura tavo burna. Aš manau, labai bloguose baliuose esu buvęs, kad pas mane va tokie referencai. Bet tai 3000 eurų. 3000 eurų. Bet sen, N1 bakelis ir subas. It has to be worth it. Kaip čia be BMW nuotraukui plovyklai su įjungtais Angelaitais? Ta prasme, ar yra Mona Lisa, ne? Gražus piešinys, gerai. Menininkai nesako, kad jis yra gražiausias piešinys ever, bet tiesiog jo istorija dėl to, kad jį vagi ir visa kita yra tas dalykas, kuris iš esmės padaro tą meno kūrinį tokią kainą. Bet aš drįsčiau ginčytis, kad plovykloj BMW su putom ir jungtais Angelaitais yra didesnis meno kūrinys. Ką? Kodėl pas tą vienoj fotkiai, kodėl čia ta pati fotkė toj pačioj gatvėj, tik tai vienoj veizas įjungtas, o kitoj kažkas, whatever is this. Tipo, mano mašina gali rodyti veizą, bet also gali nerodyti veizo. Blet, mes turim nuotraukas literaliai visuose sezonuose. Ir aišku plovyklui, bet žinot, ko čia trūksta iki tobulos BMW nuotraukos? Tai yra pastatyta BMW naktį su įjungtais Angelaitais. Labai gaila, kad to nėra. Labai gaila. Jeigu būtų, aš manau, šitą mašiną nebūtų skelbimuose, būtų jau parduota. Ai, čia jau tas supirkimas. Kodėl ta apipisai mane? Žilvi, blėt. Bet žiauriai gera tai. Čia man atrodo net kalpokai tiesiog, bet gerai atrodo. Kas tu, kurva? Ar čia photoshopas? Oh my god, jis turi galinę vaizdo kamerą. Kam to galinė vaizdo kamera, kai tavo mašina dydžio kaip lagaminas? Eik tu savo, kaip gerai. Blet, Audi 6, aš ne šitą paspaudžiau, blet, bilioninė kompanija, Facebookas. Eik tu savo, kaip gerai. Man patinka, kad tavo mašinos durys yra 7% tavo visos mašinos dydžio. Jis dar naujas. Arba šiaip čiplionkė uždėta. Prasme, tu sėdėdamas už vairo gali atsidaryti bagažinę. Kaip čia kietai. Ir jis dar turi, man atrodo, stoglangį. Jo, panašu, kad turi dar stoglangį. Ratai turbūt tiktų nuo žolėpievės. Kokius paimt ratus. Alenagus kaip BBS-as, o toks atrodančius. Eik tu savo. Wow. Aš labai tikiuosi, kad šitą mašiną dėl to... Čia ta pati Audinė! Čia ta pati Audinė! Jas, sakiau, kad jin visur yra ir visur bus. Ir ačiū Dievui. Ir jinai su 1.8 turbo. Ir jinai su 1.8 turbo. Tarasme, aš nežinau, ar... What the fuck, aš čia žiūriu. Bet ta prasme, salonas fainas. Aišku, neskaitant mėlynos spalvos, bet man atrodo, kad jinai bildinta buvo tikrai tais legendiniais 2000 metais, kai Need for Speedas, Greitį siūtė, viskas buvo ant bangos ir toks buvo tiesiog stilius. Kaip dabar mums patinka vieni dalykai mašinose, tais laikais patikdavo žmonėms kiti dalykai mašinose. Dėl to tokie egzemplioriai, aišku, čia dar turėtų būti duryse dafiga tų kolonėlių pridėta, nes tuo metu ir, kuo garsesnė muzika irgi tuo geriau. Bet man asmeniškai labai patinka toks stilius, ne todėl, kad jis kažkaip gerai ar negerai atrodo, bet dėl to, kad kažkas sudėjo prieš 20 metų žiauriai daug savo laiko, pinigų, kad gautų tokį rezultatą. Tai aš į tai žiūriu kaip į meno kūrinį, kuris buvo prieš 20 metų. Ir oh my god, šitą mašiną prieš 20 metų turėjo būti fucking bangeris. Tigrai ant mašinos, check.
Tigrinant mašinas. Gerai, seniau būdavo tigrinės sėdynės tigrinis salonas ant sėdynį. Tiesiog užsidėdavo toks kaip coveris. Čia žmogus pagalvojo, bus tigrai ne tik viduj, bet ir išoriai. Ir dar salonas, ta prasme, odinis salonas, mėlyna panelė, aptraukta oda. Prasme, čia turėjo kainuoti žiauriai daug visą šitą padaryti. Ir dar 1.8 turbo. Prasme, ir ją dabar parduoda už 300 eurų. Wow. Prasme, jeigu aš turėčiau galimybę finansinę turėti kokį muziejuką retro dalykiuk, man tarkim patinka retro kameros, man patinka visokie seni oldschooliniai dalykai. Šitą specifišką audinę aš nupirkčiau tik tam, kad ją pastatyti savo kaip kolekciją, su ta mintim, kad kažkada šitą mašiną yra sudėta tiek fucking pinigų ir tiek daug kažkokio žmogaus savęs ir dabar jin yra tiesiog marketplace už 300 eurų su UBR Timo lipduką ant galinio stiklo. Kur dar žemiau tu gali krysti? Čia pardavinėja čekiuks. Kauno tarybos nariai marketplace čekiuks pardavinėja, kad tapint nerastų. S500, čia su V8 motoru, aišku, čia yra laikoma vienas šudiniausios klasių, kad nors padarytų. Nu jo, sudrybęs, neveikia ir nepakaba. Šiaip baisus kaip gyvenimas, bet 5 litrai. Kas čia įvyko? Ai, čia daiktai, atrodė kaip, kad pelių sugriaužta. Ar čia pelėsis? Jo, panašu į pelėsį. Biologinis hazard. Aišku, blėt, įdėtas androidas kažkoks nesąmoningas. Sakiau? Sakiau. Bet sėdynės atrodo taip žiauriai patogas. Va, ant tokių sėdynių tai tikrai pačirpčiau, bei pneumatikos defektas. Nu jo, man atrodo, tas pneumas dabar, kad staisyti yra labai daug pinigų ir dar klausimas yra staisa, bet blemba. Taip jis atrodo šiaip žiauriai gerai. Bet čia yra, ta prasme, čia yra problemų kratinys. Wow, kas tu toks? Wow, kokia keista mašina. Ir man labai patinka keistas mašinos. What the fuck, kas čia? Tarasme, jin turi kaip seni Nissanai veidrodėlius ant priekinių sparnų. Čia atrodo kaip žigulys šiaip biškį. Kas čia? Trump. Itin retas modelis. Dažnai tie itin reti modeliai arba pagaminta vos 1000 vienetų yra todėl, kad jų tiesiog nieks nepirko, kai jie buvo nauji ir turėjo jų nebegaminti, nes tiesiog neapsimokėjo gamybai. Bet itin retas modelis. Šitą, man atrodo, aš esu žiūrėjęs, žiūrėjęs nerealybėj, o skelbimuose, kai ieškojau šiaip for fun mašinos. Bet su šita specifiškai mašina, kas man buvo labai keista, jinai kainuoja 3500 eurų ir jinai yra žiauriai supūvusi. Ta prasme, kas čia per salonas? Čia nieko nėra. Čia skylai, ten skylai. Fucking kvapukas, nafik. Galim uždraus kvapukas. Ką mašinai kvapukas? Tipo, okei, tu rūkai mašinai, tau reikia kvapuko. Bet tada tiesiog mašinai rūkalų ir kvapuko kvapas. Kvapukas nepanaikina tavo bezdalų mašinai. Also susirink, blėt, šiukšlės iš mašinos. Ir su lankais. Ui, su modifikuota pompa kūro. Viskas numesta, išdrybė. Tiesiog spinta mašinos. Dar skylių. Eik tu savo. Jėzau, Kristau, Marija. Aišku, įdėtas neoriginalus variklis. Koilai. 3500 eurų. Kaip smarkiai per daug. Kėbulas truputį parūdijęs, dugnas neperpuvęs. Kaip gali būti kėbulas truputį parūdijęs ir porą skylių standartinėse vietose? Čia kaip sakyt, aš turiu 2 vaikus, bet aš dar nepraradau nekaltybės. What the fuck? Alytus. Blemba, Alytaus žmonės yra žiauriai nuostabus. Aš nesu Alytui sutikęs jokio nefaino žmogaus. Visi yra amazing žmonės. Kas čia? Alytus. Alio. Kalbant apie 2000-ųjų tuningą. Wow, koks agresyvus lypas. Kaip jisai... Ai, nu jo, matosi ženklų. Jisai visus kalnelius liečia. Visus.
Palauk, čia buvo čia fotkė su numeriais. Čia nusėmė numerius, kad, žinai, nesimatyt numeriuką, nereikia žinoti žmonėm. Eik savo 4 išmetimai. Mėlyna panelė. Sugaugiam. Ir teliku. Ir vairas. Ne kustaminis. Karboninis, fake karboninis su, blėt, vietom. O kodėl ne visą vairą tada karboninį dėt? Kam čia palikti šitą šūdą? Aišku, šildomas sėdynės, manau, neoriginalius, nes netrodo kaip originalas labmygtukai. O kas čia per variklis? Blem, sėdynės žiauriai patogas atrodo. Turbo? What? Labadiena, kaip sakoma, labadiena. Entuziastai. Jo, ne tik entuziastai, bet ir entuziastai prie babkio, kuris nori mokėti už drakoninį Opelį 5600 eurų. Tokių mašinų, kas supranta tokias mašinas, aš nemanau, kad jų daug yra Lietuvoj. O tie, kurie Lietuvoj supranta, aš nemanau, kad jie gali leisti 5600 eurų ant mašiną entuziastui 2000 metų Opelis. Man patiktų, aš norėčiau, bet kol nepradėjau šykt pinigais, tol tiesiog juokingas man. Oh my god. Nu toks didelis tik po karšto dušo būna. Wow, kokio jis didumo. Eik tu savo, aš nežinau, ar čia durytės siauros, ar tiesiog jos siauros atrodo bendram kontekste mašinos. What the fuck, ar čia katafalkas buvęs? Eik tu savo. Va, kaip norėčiau tokio. Kaip aš norėčiau tokio, kokia jo šikna seksi. Bet žiūrėk, čia yra rankenos. Blemba, būtų čia pasidėt kojai. Kartais būdavo ant mašinų, ypač prezidentinių mašinų, tipas sargybiniai, kurie galėdavo atsistoti ant mašinos ir paraduose, kai mašina važiuoja lėtu greičiu, jie stovi ir, tipo, prižiūri, kad tu iš kiaušinio nemestum prezidentą. Jeigu Amerika būtų per šaukų tave iš karto už tai. 12 000. Benzinas, dujos. Aš manau, nes toks didelis variklio skyrius tikrai ne 3 litrų varikliukas slepia. Čia bus kokie, norėčiau sakyti, nuo 5,7 litrą, bet aš manau, kad čia kokie 7,3 galbūt netgi yra. Galim šį pažiūrėti. 6,3 variklis. Aišku, aš spėjau 7, bet wow. Gerai. 6,3 litro ir tik tai 202 kW. Čia yra tie laikai, kur amerikiečiai inžinieriai darydavo kiek įmanoma didesnį variklį ir tada kiti inžinieriai darydavo, kad tas variklis kuo mažiau galios turėtų. O, labą dieną. Ką tu čia? Sena supūvusi šiukšlė. Gal man reikia? Ne. Aš nežinojau, kad jisai supūvęs. Aš nežinojau. Aš galvojau, kad jis yra gero kėbulo. Aš apžiūrėjau, man sakė, kad kėbulas geras, jokių skylių nėra. Labai gaila, nes čia buvo pirmas kartas, kai aš susigalvojau kažkokį aiškų tikslą, ko aš noriu iš šudinos mašinos. Šiaip gerai, kita tema. Aš toką norėjau. Aš norėjau fucking krokodilo su 1.6 turbo diesel. Bet jų tiesiog nėra. Realiai vienintelis va šitas buvo, kai aš ieškojau, ir pažiūrėkit jį. Jeigu galvojat, kad man čia yra red flagas, ne, mane atkalbėt turėjo, kad aš nevažiuočiau jo nupirkti. Nežinau, kas yra, bet man patinka tokias. Aš netgi norėčiau jį, tipo, techniškai sustvarkyti pilnai, saloną, visą kitą, o kėbulą palik tokį. Uždėti gerus ratus, sužemint ir palik tokį kėbulą. Būtų žiauri cool buildas, šiaip pagalvojus. Labai primintų tuos red buildus, man atrodo, red jie vadinasi. Ir labai gaila, bet man šitą Passato nieks neleido važiuoti, net apžiūrėti. Gaila, kad va šitą Volveką pardavė, aš nemanau, kad rodys mum Autopliusas nuotrauką. Plemba, šitą Volveką norėčiau kaip Mikrovono fanas šagis. Mini Cooperis už 2 štukas 400 eurų. Ai, bet jisai čia daužtas, nedaužtas, kas šiam čia? Ok, ką aš čia žiūriu, kodėl akumas? Kodėl akumas įkrytęs kažkur? Ar čia taip turi būti originaliai? Nes neatrodo originalu, bet gal ir yra. Čia kaip yra tie žmonės, kur tarpus matuoja su liniuotė atvarę apžiūrėt mašinos
Tai čia tarpus gali matuoti su delnu. Čia 3 pirštai telpa, ten 1 pirštas telpa. Man labai patinka jų kūro užpilimo vieta. Eik, tas savo fainas mašinas, tiek daug charizmos turi. Bet pala, čia neturėtų būti variklis šitoje vietoje? Ar negalėjo jų varikliai? Kas čia per sėdynės iš krokodilo odos? Įsivaizduok, koks kvapas šitoj mašinai. Eik, tu savo. Va, radom ir variklį. Į ką aš čia žiūriu? Jisai jaučiu užsidegęs buvo? Jo, panašu. Bet tai pala, už sudegusi Cooperį 2 štukos 400? Ką? O kiek jie tada nesudegę kainuoja? Nu, aišku, čia huirasiu, karoči. Parašyk man komentarus, kiek nesudegęs mini Cooperis kainuoja. Gali būti apdegęs, bet nesudegęs. Ačiū, kad buvot su manim šį gražų vakarą mano kuklioje studijoje. Čia tiesiog kambarys, ne studija. Ir aš atsisveikinamas, kaip visada, jums kaip someljė pateikiu šmaikštuką. Čiau, čiau.